ir man atrodo, mes jau public išėjom, ne ten, kur mūsų laukia. Labas, Gintauta. Labas, Žaneta. Jo, išėjom mes į platesnes auditorijas, platesnius vandenis, jo, jau ten tikrai matomės. Bet kuriuo atveju sveikinamės su visais, kurie mus šiandien mato ir girdi. Ir tikiu, kad tiem, kam bus tikslinga tai išgirsti, jie mus ras ir čia, nors iš tikrųjų laivas buvo planuotas grupėje Perkurk save gausos sąmonės su Žaneta, bet kažkodėl mūsų ten neįleido, tai nusprendėm padaryti viešą čia, tiesiog profilyje ir tegul mato mus visi. Tegul. Tai va, o tema beje labai svarbi, matyti, dėl to reikia visiems mus pamatyti, todėl kad iš tikrųjų labai daug kas susiduria su tuo, kad kažkodėl krenta savivertė, krenta pasitikėjimas savimi ir panašiai, kada mes susiduriam su aplinkybėmis, su žmonėmis, situacijomis, kada mums atsuka nugarą, sako ne, eik šalin tu su savo tais reikalais, ar su savo tom veiklom, ar tai, ką tu siūlai, man neįdomu, ar dar kažkas, žodžiu, tikiu, kad tavo patirtyse tokių dalykų irgi būta ir turi kuo pasidalinti šiandien su mumis, ar ne? Taip. Tai pradėkim gal apskritai nuo to, kas esi, nes čia galbūt ne visi tave žino šitam dabar naujam mūsų rate ir bus aiškumas tada žmonėm, apie ką mes čia ir apskritai galbūt susidomėjimas. Ką galim pasiūlyti? Jo, tai esu Gintauta, suvalkietė, gyvenanti Airijoje jau 13 metai ir beje kompanijoje, kurios vardą ar matote užrašytą MyVault, esu jau 13 metų, jau galiu sakyti jau, nes lapkričio 2 kaip tik suėjo 13 metų, kai esu šitoj kompanijai. Ir iš tiesų man asmeniškai ir aišku, ir turbūt ir mano prigimčiai, ar ne, tai suvalkietiškai labai tikrai artima tema ir kalbant apie gausos sąmonę, vėlgi artima tema ir tai tema, manau, kuri aktuali tikrai kiekvienam žmogui ir ypač dabar šitame laikmetyje, kai nežinom, kokia yra pasaulinė ekonominė krizė ir tikrai jinai dar gilėja. Tai man patinka nešti gerą žinią žmonėms po šitai MyVault vėliavą, nes čia žmonėms yra galimybės taupyti, perkant kasdieninius pirkinius, prekes ir paslaugas, žmonėms turintiems smulkųjį ir vidutinį verslą, galimybė gauti nemokamą reklamą, papildomus klientus, atsilaikyti šitoj būtent situacijai, sakykime, ekonominiai, ar ne, padidinti apyvartas ir taip pat žmonėms, kurie ieško galbūt papildomų pajamų čia ir dabar, galbūt žmonės nori susikurti savo saugumą kažkokį tai ateičiai, tai pasyvios pajamos. Žmonės dairosi tikrai daugelis įdarbinti pinigus galimybių, tai vėlgi galimybė įdarbinti pinigus, žodžiu, daug įvairių galimybių ir man tai labai smagu, kad tai nėra kažkoks konkretus produktas, kur aš žinau patirtį, kai yra tikslinė auditorija, amžius, žmonių grupė. Čia yra visiems, nes tai yra viskas, ko reikia žmogui kiekvieną dieną. O gali, Gintauta, pasidalinti savo patirtim, kas tave patraukė, kai pirmą kartą išgirdai, kokie buvo tie, sakykime, galbūt raktiniai kažkokie tai žodžiai ar kažkokios tai mintys, kurios tau surezonavo ir sakai, jo, noriu. Iš tiesų, kadangi patirtis, kalbėkime ir apie tą pačią tinklinę rinkodarą, ar ne, rekomendacinę rinkodarą, mano patirtis yra jau dabar net skaičiuoju 24-25 metai, iš kur tai, ir aišku, visada būdavo kažkoks produktas. Tai man čia patiko tai, būtent ką aš ir paminėjau, kad yra viskas, ko reikia žmogui, kiekvieną dieną, ir jis gauna galimybę taupyti, arba netgi susikurti pajamas per šitą galimybę. Tai man patiko, kad tai yra viskas kasdieniniai dalykai visiems. Kitas momentas, aišku, aš esu vizionierė ir man labai patinka kažkas tai naujo. Tai Lietuvoje tada šitos kompanijos netgi legaliai dar nebuvo. Jinai buvo šitą galimybę vizionieriam, žmonėm, kurie norėtų sukurti galimybę Lietuvoje žmonėms taupyti ir užsidirbti. Ir
Tai mane tas vežė, kad vau, kai faina, kokia idėja, kuri veikia jau 7 šalyse, tada Lietuvoje, va, prieš tą, sakykime, 13 metų, tai kompanija pati veikia 20 metų, tada buvo kompanija 7 metai legali ir Lietuvoje jinai, ar ne, šitą idėją, tai man patiko, kad tai, kodėlgi ne, kodėlgi Lietuvoje neturėti šitokią galimybę, tai man patiko vizionieriaus idėja, kas dar, sakykime, tai va gal, sakykime, šitie ir buvo pagrindiniai dalykai, kurie mane ir užkabino. Super. Jo, ir aš prisimenu, tu kažkuriam vienam iš laivų, kada mes kalbėjome, esi sakius, kad tu čia jautiesi, žinai, kaip velėna rankomis plėšdama toj Lietuvoje atėjusi su šita naujiena, sakykime, ar ne. Tai aš tikiu, kad kai ateini su tokia naujiena, kur atrodo, vau, čia super žmonės, jums čia aš tokį gerą dalyką darau, ir tau pasako ne. Ir kokia reakcija, ir kaip tu su tuo, sakykime, tvarkysi, kaip tu įvaldai tą tokią tvirtybę, stiprybę, nes realiai kas mane patraukia eiti kartu su tavim į tą patį My World, būtent tavo ta lyderystė, tavo tas gebėjimas nenuleisti rankų, sakyčiau, visą laiką būti tame tikėjime, žinojime, tiesiog tvirtume tuo, ką tu darai ir tuo, kuo tu tiki, dalintis ir taip toliau. Nu, žodžiu, man vau buvo kažkas tai tokio, matyti tavyje tai. Ir tai buvo vienas iš didžiausių tokių paskatinimų man prisijungti kartu. Aš galvoju, taip, aš noriu būti tarp tokių žmonių. Va, ir kaip tu tai išlaikai, pasidalintum savo paslaptim? Tai visų pirmiausia, tai man labai smagu, džiugu, net nežinau, kaip dar įvardinti, kad tu patikėjai manim. Nes iš tiesų visų pirmiausia, tai tikrai negalėčiau kalbėti, negalėčiau kitiems rekomenduoti to, ko pati netikiu. Nes tikrai daugelis žmonių, aš tikrai esu sutikus ne vieną, kurie ateina į kompaniją ir kalba tom frazėm, ne savom, neperleistom per save, be pajautimo, be savo širdies. Tiesiog kalba dėl to, kad kažkur tai ar ne juos išmokė kalbėti kompanija, ar ne atėjus į žmogų. Tai man tas yra labai svarbu pirmiausia pajausti pačiai širdim. Ar tikrai tai man, ar man tai patinka, ar tikrai tai veikia. Aišku, kai atėjom kaip vizionieriai, vėlgi mes žiūrėjom, kas vyksta kitose šalyse ir tai jau veikia 7 metus, tada 7 šalys buvo. Ir aišku, o kodėlgi nepaimti ir Lietuvoje neturėti mums tokią galimybę, ar ne, dar tada aš gyvenau Lietuvoje tuo metu. Tai va, tai tas duoda jėgą, pasitikėjimą, kai tu supranti, ką tu darai, kai tu pats tiki, kai pačiam patinka ir kai žmonės kartais sako, žinai, aš negalėčiau čia kažkam kažko siūlyti ir nereikia niekam nieko siūlyti. Bet jeigu tu kalbi iš širdies ir džiaugiesi tuo, kuo tu naudojiesi, kokią galimybę gali duoti kitiems, žmonės tą jaučia ir čia tiesiog nereikia niekam nieko įrodinėti, niekam nereikia įtikinėti, juo labiau, kad ten, kaip sakykime, įvaryti į kampą žmogų, kad ir tau to būtinai reikia. Tai yra normalu. Ir žinai, jeigu kalbant apie tuos visus ne, labai buvo įdomi patirtis, jeigu kalbant nuo pirmųjų dienų, tai buvo žmonių, kurie netgi ties smilkiniu sukinėjo pirštą. Ir sakė, nu tu ką, beprotė kokia, nes tu pažiūrėk, dar tos kompanijos Lietuvoje oficialiai nėra. Tada tai kainavo tikrai nemažus pinigus tam, kad tapti vizionierium. Aišku, mes turėjom sukurti finansinį pamatą kompanijos, kad ją atidarytų Lietuvoje. Tada tai buvo. Nes kompanija dar irgi, kaip sakykime, tie 7 metai, tai pirmieji žingsniai buvo. Ir 7,000 litų pradžiai, kai mes atėjom, tai buvo pinigai ir dideli tuo laiku. Ir sakykime, tai daugelis sakė, ką tu pamišus, pakvaišus, ką tu darai, kur tu čia eini. Ir tiesiog buvo tų tokių, kaip aš, ne vienas pamišęs, mūsų susirinko 300. Ir tada kompanija Lietuvoje atidarė, nes buvo tokios taisyklės kompanijos. Tai tų ne, tada buvo iš vis labai daug, bet aš nežinau, kodėl man tada jau ta idėja, jinai mane vežė. Ir aš galvoju, jeigu, dar kaip pasikartosiu, jeigu tai veikia Austrijoje, Vokietijoje, kitose šalyse, tai kodėlgi mums neturėti? Jeigu tai veikia šalyse, kur aukštas ekonomikos lygis netgi, ar ne, kaip Vokietija, sakykime, kodėlgi Lietuvoje to neturėti? Ir mes norim turėti galimybės.
Tai va, tai ir tie ne, tai aš galvoju, žinai, kas yra labai svarbu išmokti. Du dalykai gyvenime su tuo ne. Vienas dalykas, turim išmokti pasakyti ne. Čia yra didelė mokykla. Nes ar ne žmonės nemoka pasakyti ne, tai mokomės visi, nes tai gyvenimo kokybė nuo to mūsų priklauso. Ir kita mokykla yra išmokti išgirsti ne ir priimti tai kaip natūralų reiškinį, nes negali būti, kad, sakykime, ta pati kapučino kava, kuri man labai patinka, kad jinai patiks kiekvienam, ar ne? Arba, nu, bet ką be paimsim, tai yra normalu ir kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę. Bet kai tu, žinai, išgirsti tą ne ir tu jį moki jau priimti, tavęs niekada nenumuš nuo bėgių, nes aš mintyse tik tai pagalvoju. Kai išgirstu ne, pagalvoju. Vadinasi, tau dar nelaikas išgirsti tai, ką aš tau sakau. Galbūt tau tas laikas kažkada ateis vėliau, galbūt iš viso neateis, bet tai yra tavo pasirinkimas. Ir taip galvoju, pats kaltas, jeigu tu manęs neišgirdai, tai pajuokaujant. Tai va tada tampa daug lengviau atlaikyti tą visą. Dėkui. Dėkui už tą žinutę, dabar žiūriu čia ir Viktorija, ačiū už palaikymą, sako, jei kokia gera tema ir jūs kokios nuostabios, ir Jolanta, smagu matyti, sako. Tai va, iš tiesų, man dar įdomus toks klausimas būtų, kadangi Lietuvoje aišku, kad situacija kitokia, ar ne, kaip tu sakai, lyginant su kitom šalim. Tai va, dėl ko dažniausias tas nebūna, kada mes, pas mane čia dar ir į namus kažkas beldžiasi, dėl ko Lietuvoje dažniausias tas nepasitaiko, gali? Aš dabar pabėgsiu trumpam, įsileisiu, greičiausiai vaikas grįžo per anksti. Jo, dabar jeigu kalbant apie ne, tai jis yra ne tik Lietuvoje. Ir aš netgi sakyčiau dar, kaip tik Lietuvoje, tikrai tikiuosi, kad dabar labai daug lietuvių iš Lietuvos klauso, tai aš noriu pasakyti, kad man džiugu, Lietuvoje žmonės yra žingeidūs. Ir žinokit, taip atrodo, galbūt Lietuvoje gyvenantiem, kai girdi tą ne, tai atrodo, vau, čia tik Lietuvoje žmonėm tas ne. Patikėkit manim, ne. Aš, kadangi gyvenu Airijoje jau 13 metai, Lietuvoje lietuviai gyvenantys žmonės visų pirmiausia yra žingeidūs, jie ieško galimybių, jie ieško, kaip išgyventi, kaip pragyventi, jie ieško, iš kur užsidirbti, kaip sutaupyti daugiau nei užsienyje. Nes užsienyje daugelis žmonių gyvena komforto zonoje. Daugelie šalių, ta pati Airija, sakykime, jinai tiesiog tai yra saugi. Žmogus žino, kad jeigu jisai jeigu praras darbą, jis turės pagalbą iš valstybės, kad jis yra saugus. Lietuvoje žmonės, jie išmokę rūpintis savimi ir supranta, kas, jeigu ne aš pats pasirūpinsiu. Tai jeigu taip kalbant apie tą ne, tai Lietuvoje, lyginant su užsienio šalim, tai yra išgirstama dar netgi rečiau, nei kad kažkur kitur. Gerai, dabar paimkim Lietuvos atvejį. Kodėl tas ne Lietuvoje? Manau, kad vėlgi, jeigu imsime tą mano kartą, ar ne, sakykime, aš 50 su pliusu, mano karta, kaip bebūtų, žmonės labai turi daug patirčių gyvenime, kalbant apie finansus. Kiek kartų keitėsi žmonėm pinigai, žmonės yra praradę pinigus, kiek yra žmonės turi patirčių su įvairiausiais aferistais, apgavikais, kompanijom, atėjusiom ir pasiūliusiom greitus pinigus. Žmonės, žinoma, ieško to kažko čia ir dabar, greitai uždirbs pinigus. Ir aišku, mane tas stebina dar vis tiek. Jau patirčių yra, bet kartais vis tiek pasižiūrė, ateina kažkokia kompanija nauja į rinką. Žmonės net nežino iš viso, kas tai yra, ir jie vis tiek šoka į tą naują rinką. Tai va, tai čia, net sunku pasakyti, nėra turbūt to standartinio kažkokio tai varianto. Kiekvienas, aišku, eina turbūt žmonės pagal pajautimą, kiti ir nudegę, ir jie vis tiek eina į paieškas. Kita dalis nudegę jau iš vis niekur neina ir niekuo nepasitikė. Yra įvairiausių žmonių, bet mano kartoj tikrai žmonės turi daug patirčių. Kodėl aš, sakykime, savo veikloje man labai patinka žmogui pasakyti, tu išsiaiškink, kas tai yra.
kad tu turi suprasti, ką tu darai, ką tu gausi, kada tu gausi ir tada priimk sprendimą. Va tada yra pats maloniausias dalykas, ne tai, kad tu kažką tai privalai, čia tau būtina, gink Dieve, tikrai ne. Ir aišku, jau kalbant, jeigu apie apsipirkimus, tai čia iš vis, aišku, net nėra ką galvoti. Aš čia kalbu apie dalykus, kada jeigu žmogus ateina užsidirbti arba įdarbinti savo pinigus, ar ne, aš čia kalbu apie tai. Jeigu kalbėti apie tą pirmąjį žingsnelį, galimybė perkant kasdieninius pirkinius taupyti, čia net tikrai net nėra ką galvoti, nes šituo atveju tai žmogui tai nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, būtinybių jokių nėra. Pirksi pas MyWoldo prekybininkus, dalis pinigų grįš atgal, nepirksi, negrįš, rizika nulis. Bet čia žinai, kas vėl atsiranda? Sako, taip negali būti. Čia vat vėl ne. Net ir toj vietoj, kur atrodo rizikos absoliučiai nėra, žmogus sako, ar gali tai būti, čia kažkaip tai per daug gerai viskas skamba. Čia kažkas ne taip. Tai va čia vėlgi žmonių ta baimė, aš net nežinau, turbūt per daug gerai neįpratę Lietuvoje žmonės, kad gali būti per daug lengvai, kad gali būti per daug paprastai. Taip, viskas, kas sunkiuoju keliu turi eiti, turi vargti, turi įdėti kančios daug į visą tai. Taip. Ir va čia toks paprastas dalykas ir kai sakai, palauk, apsiperki iki, apsiperko. Tai žiūrėk, tau dar gali papildomai grįžti 8% atgal. Tai kaip čia dabar taip gali būti, nu čia kažkas ne taip. Ar ne? Taip, nes prekybininkai. Čia vat būtent, sakykime, tas marketingas kompanijoje, jeigu mes pasižiūrėsime aplamai į MyWold. MyWold pirkėjų pardavėjų bendruomeniai. MyWold Lietuva ofisas Olimpiečių 1 Vilniuje. Tai yra net iš vis netinklinė rinkodara. Tai yra įmonė, kuri apjungia pirkėjus ir pardavėjus. Pardavėjai ateina su savo interesais, pritraukti pirkėjus. Ir pardavėjai jie kuria savo lojalumo programas įvairias, ar ne, ten taškų kaupimas, grąža, dar kažkas, nuolaidų kortelės. Čia lygiai taip pat tam, kad pritraukti pirkėją, pardavėjas dalį pelno grąžina pirkėjui atgal kaip grąžą, kad jis dar sugrįžtų pas jį. Tai va čia iš viso tai yra tikrai taip paprasta ir čia netgi, jeigu žmogui ir gąsdina tinklinė rinkodara, tai čia jos net nėra. Tarp pirkėjų ir pardavėjų šitas santykis, čia net nėra tinklinės rinkodaros. Tinklinė rinkodara mūsų kompanijoje atsiranda marketerių, jau sakykime, laiko net marketerių sistemoje, bet tai vėlgi tai yra normalu, nes daryti plėtrą, suteikti šansą pirkėjams, suteikti šansą pardavėjams ateiti į šitą lojalumo programą, dirbti su kompanijos projektais, tai yra laikas, tai yra darbas. Ir tai yra normalu, kad yra atlygis, bet vėlgi jis yra iš įmonių pelno. Tai va, tai čia ir ta, sakykime, man šitos kompanijos patinka, kad čia pati filosofija, kad čia yra tinklinė rinkodara, rekomendacinė rinkodara ir tas win-win, ne, laimi visi variantas ir juo tik reikia pasinaudoti. Tai va, čia aš labai išsiplėčiau, ne, tu manęs klausai trumpai, kas Lietuvoje ne, tai va, gal baimės, sakyčiau, baimės. Nepasitikėjimas, aišku, girdžiu, dėl to, kad, kaip čia gali būti taip gerai, ne, nes visi pripratę, kaip sakau, sunkiai per kančias eiti žvaigždės, o čia matai, krenta pačios žvaigždės, niekur neteiti nereikia ir tai nepasiima. Plius dar vienas dalykas, kada parodai programėlę, nes vis tiek per programėlę turi pirkti, ar ne, tai čia ir, o Jėzau, kiek čia daug visko reikia žinoti, reikia suprasti, ten taip sunku ir taip toliau, žinai. Aišku, pirmą kartą užmetus į kažką naują akį, tai jau faktas, kad sunku. Man irgi pačiai pirmą kartą pasižiūrėjus, atrodo, o Jėzu, kiek ten visko daug. Bet... Dar noriu pridurti, atsiprašau, ir vėl kalbant, sakykime, jauni žmonės, ką tu ir paminėjai apie technologijas, tai jų negąsdina, nes tai jiems kasdienybė. Programėlės, telefone, viskas, ar ne, virtualiai jie online apsiperka ir visa kita. Vyresniems žmonėms taip, jau jiems yra galbūt šiek tiek, bet vėlgi, aš pati irgi iš tos vyresnės kartos, aš galvoju, kaip faina, neatsilikti nuo gyvenimo, nes dabar tokie yra tempai technologijose ir gyvenime, tai jeigu mes norim būti, vis tiek gyvenimas dėl, ta prasme, ar aš priimsiu ar nepriimsiu, gyvenimas dėl to nesustos, ar ne?
Ir man asmeniškai atrodo, kaip tik yra faina, tu, kada eini žingsnį su gyvenimu ir su tuo jaunimu, tu esi vienam lygmenį. Ir tas yra iš tiesų labai džiugu, nes automatiškai duoda, pačiam tos energijos jaunatviškos, žinojimas. Ir čia dar vienas dalykas - finansinis raštingumas. Tuo pačiu, jeigu mes žiūrėsime į mūsų kartą, tą vyresnę, finansinio raštingumo mūsų niekas nemokė. Ir tai yra svarbu, ir tai galbūt žmonės baugina, ir žmonės nesupranta, kaip daug ką pasirinkti, atsirinkti tai, kas yra tiesa ir tikrai veikia, ir kas yra tikra. Atskirti tuos grūdus nuo pelų, ar ne, tai va to finansinio raštingumo nebuvimas irgi žmonėms duoda didelės baimės. Jeigu žmogus turi finansinį raštingumą, aišku, jisai ir žinių turi daugiau, ir jam tada nėra tų baimių tokių, nes jis daugiau supranta, kur, kas, kaip, kur pasitikrinti, kas yra tikra, netikra ir taip toliau. Tai vienareikšmiškai todėl, kad kai nežinai, protas primala tiek istorijų, tiek visokių ten, kam kas, ko buvo ir ko nebuvo, ir kokia bobutė, ką nors papasako ir taip toliau, žodžiu, daug visokių nesąmonių, ar ne? Ir tada tu tiki tom nesąmonėm, o nebandai išsiaiškinti, kokia yra realybė. Iškart ne. Tai palauk. Tu pirmą gal steptelėk ir išsiaiškink tikrai kaip yra, o ne taip, ką tau ten kažkas pasakė. Ir nesvarbu, kokio lygio ta bobutė buvo. Nes aš turiu tokių pažįstamų rate, kuriems ten kažkoks guru maždaug pasakė, kad čia neprasidėti. Nu ir viskas, net nesidomi tada. Man tai yra visiškai nesuprantami dalykai. Kaip tik man tada pasidaro be galo įdomu pasižiūrėti, o kaip iš tikrųjų yra, jeigu man kažkas pasako ne. O kaip iš tikrųjų, kad ten neik ar ne, kažko tai nedaryk. O man kaip tik tada sukyla, žinai, tas vidinis noras, patikrinsiu. Ir patikrinau, ir be galo džiaugiuosi, kad patikrinau, žinok. Nes turėjau labai daug tokių, kur tempia, kur tu ten vėlės maždaug, žinai. Niekur aš nesiveliu, gerbėmiai, niekur aš nesiveliu. Ir labai džiaugiuosi, kad atsidūriau čia. Ir matau, kad dar kažką noriu pridurti. Noriu pridurti tai, kad žinai, aš dažnai tokiais atvejais, kai atsiranda tie patarėjai, kurie nieko nežino, ar ne, ir žmogui patarė. Ir žmogus tada neklauso to, kas yra, bet to patarėjo. Kartais pasakau, aišku, žiūrint, jeigu mano pažįstamas bičiulis, aš ir pasakau, klausyk, ar ateityje tas žmogus, kuris tau davė dabar patarimą, ar jis tavim pasirūpins, jeigu tau gyvenime, sakykime, atsitiks taip, kad, bus krizė finansiniai tavo kišenėje. Ar jis tau duos pinigų tavo pragyvenimui? Ar jis padės tada tokiu atveju, sakykime, mane tas patarėjas? Aš manau, mes kiekvienas turim išmokti prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, be kažkokių tai patarėjų. Pasidomėk pats, įsigilink, supras ir pats savo vidum, tai yra dar kartą grįžtu prie to, tai yra natūralu, kad ne kiekvienam galbūt, ar ne tai priimtina. Tai yra normalu. Bet kai žmogus pasidomėjęs ir supratęs, sako ne, tai yra vienas dalykas, bet jeigu jisai dar net neturi informacijos, o paklauso patarėjo, ir va šituo atveju, tai ar tau tas patarėjas padės, kai bus tau problemos? Tai čia yra, kaip sakant, kiekvienam viduje susižiūrėti, ar ne, kuo aš tikiu. Ar kažkieno pasakomis, ar tiesiog noriu sužinoti visų pirma. Tai aš, kaip sakau, renkuosi ir kviečiu rinktis iš tiesų tą kelią, kuris jūsų pačių patirtys yra, o ne kažkieno patirtys, ką mes dažnai ir gaunam kaip programas kažkokias užsiprogramavimą iš šalies, ar ne. Tai čia viena iš tų žinučių. Ir dar vienas dalykas yra Lietuvoje, ką aš pastebiu, kad žmonės maždaug, žinai, tai iškart reikia milijonų, bet iškart jiems čia ir dabar milijonų reikia. Ir žinai, tikiu, kad ir tu susiduri su tokiais, žinai, kad jeigu čia kažkoks ilgas procesas, čia mažai kažkas apsės, tik tai čia, žinai, per mažai, neverta ir prasidėti, žinai. Tai kaip tu pati tą matai reikalą? Jo, galiu pasakyti iš patirties, tu labai irgi teisingas čia pastebėjimas yra, nes žmonės nori greitai čia ir dabar, žmonės neturi kantrybės, nesupranta, kad visame kame, bet čia ir tiek tradiciniam versle, tiek tam vadinkim, mūsų, ne jau kaip netradicinis, jeigu kalbant apie konsultanto darbą,
Jeigu mes dabar kalbam ne apie pirkimus, ar ne? Nes pirkimai viena dalis, bet jeigu kalbam, sakykime, apie galimybės finansinės, ar ne, kad susikurti dar savo aktyvės ar pasyvės pajamas, nėra kantrybės ir nėra nuoseklumo, stabilumo. Žmonės šokinėja, tampa turistais. Iššoko ten, bet kas įdomiausia, kad iššoko, įdėjo kažkur tai pinigus visur kur. Jeigu žiūrėsime į tinklinę rinkodarą, rekomendacinę rinkodarą, visur yra kažkokie tai, sakykime, ar tai produktų pirkimas, ar ne, ar ten dar kažkas tai, visur kur yra. Ir žmonės turistauja, atėjo čia pabandė, mėnesis 2 išėjo. Jau lekia, žiūrėk į kitur, ar ne? Bet visur reikalinga kantrybė, visur reikalingas profesionalumas. Kaip tavim žmonės tikės, jeigu tu pats dar neturi to tikro pilno supratimo, profesionalumo, tu bėgioji iš vienos vietos į kitą, prarandi savo autoritetą, nes tada žmonės ir aplinka dažnai sako, jau tu čia siūlai vos ne kiekvieną mėnesį kažką tai naujo. Tai jeigu tu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pabandė žmogus 1, 2, 3 biznį ir siūlo vos ne tam pačiam savo ratui, ar ne? Kaip tu gali pasakoti žmogui, dabar tai žinok, čia jau uždirbsi, o jisai sako, žinai, bet tu tą patį kalbėjai prieš 2 mėnesius, prieš 4 ir kitose kompanijose. Ir kas toliau? Ir jau tada žmonės net bėga į kitą gatvės pusę, pamatęs tokį žmogų, ar ne, nes galvoja, ir vėl kažką tai jau duos naujo. Tai va, stabilumas visur kur, kai tu supranti, kaip tai veikia, kai įsigilini, įgauni žinių. Va čia ir iš karto dar pasakysiu, kodėl tu manęs klausi apie tą tvirtumą. Kada tu čia esi tiek metų? Ir tu tikrai žinai, aš tikrai ne dievas, aš tikrai 100% visko nežinau. Bet jeigu žmogus manęs klausia apie šitą kompaniją, 98% aš tikrai informacijos galiu, ta prasme, atsakyti į klausimus. Aišku, galbūt pasilieku tą 1-2%, ar ne, galbūt kažko ir nežinosiu. Bet yra labai smagu, kai tu žinai, kai tu patikrinęs, kai tu žinai, kaip tai veikia, kai tu pats iš to gyveni. Tai tu kalbi, žiūrėdamas žmogui į akis ir nenusukdamas akių. Tai va čia ir yra ta tvirtybė ir tada jokie nenumuša. Ir neturistauji. Ir priešingai, netgi, sakykime, yra tikrai pakvietimų į kitas kompanijas, jų yra, aš nesakau, kad kasdieną, bet per savaitę tikrai bent vienas ateina pakvietimas kažkur tai kitur. Ir aš sakau, man nereikia. Man taip gera būti čia, ką aš darau. Ir aš čia svarbiausia, kad aš čia turiu viską, ko reikia. Jeigu man reikia kelionės, mes turim kelionių platformą ir grįžta atgal net 15% ir kainos geros. Jeigu aš noriu kriptovaliutos, mes turim savo kriptovaliutą. Jeigu aš noriu investicinių kažkokių dalykų, yra galimybė investuoti. Noriu pirkti pigiau, bet ką, perku pigiau, bet ką, ar ne? Dabar reklaminis projektas vėlgi, jeigu noriu naudų iš reklamos, turėsiu iš reklamos. Bet čia man toks kaifas, kad čia aš turiu viską. Noriu papildų, mūsų kompanija net papildų įmonę turi. Nes MyVoltas tai yra korporacija, po kurios stogų yra daug įvairiausių įmonių. Aš nekalbu apie MyVolt įmonės, kaip, sakykime, MyVolt Lietuva, ne, tai čia jau yra MyVolt Lietuva pati įmonė, kuri įeina į korporaciją, ne pardavėjai. Tai va, bet tai mes turim daug įmonių ir man taip smagu, kad nereikia man niekur lakstyti, aš čia turiu viską, ko man reikia. Ir tikrai šiandien dienai žinau, kad tas vienas ėjimas, vienu tuo keliu, tikrai smagu ir žmonių pasitikėjimas, tada jisai atsiranda visiškai kitas, kai tu pats esi pavyzdys to tikėjimo ir tikro tikėjimo, ne to, kad knyginio, žodinio, dar kažkokio tai. Jo, iš tiesų. Kaip sakoma, nėra blogų galbūt ir produktų, ir kompanijų, ir dar kažko, tai yra iš tikrųjų pats savyje toks pasimetęs žmogus, tas, kuris ten amžinai ieškantis ir nerandantis, ir jeigu tu savy neturi to aiškumo, tai tu su jokiu produktu ir jokia kompanija nebūsi laimingas ir nieko nepasieksi. Taip kad čia, kaip sakant, auksinių kompanijų ieškoti irgi nereikia, kaip ir auksinių piliulių. Ir jeigu dar turi laiko, vis tiek aš noriu tave paklausti dar, kaip tu asmeniškai
tvarkaisi, žinai, kaip sakoma, turi jau tokią, kaip sakant, odą, žinai, tvirtą, ar ten, ar kažkaip, kaip va tau tas, aš įsivaizduoju, kad daugybę kartų girdėjai, ne, ypatingai pradžioje, kaip sakė, ar ne? Ir kaip tu vat išsimokinai savy, nu, ar tai nekreipti dėmesio tiesiog, ar tu kažkokias ten, nežinau, praktikas darai, ar tu ten kažkokį savo restartą padarai, žinau, kad dabar kelionėje buvai išvažiavus, labai įdomioj, įspūdingai dalinaisi. Tai vat kaip tu savyje susigrąžini save į save, kaip aš sakyčiau, kad vėl galėtum su didžiulė energija keliauti tolyn į gyvenimą. Žinoma, esam žmonės, ne robotai. Tai yra normalu, ar ne, tas, sakykime, vis tiek turėti energetinį resursą, manau, mes kiekvienas turime žinoti, kur yra mano energetinis resursas, kad pasikrauti. Nes, kaip sakoma, yra dvi žinios, dvi naujienos, gera ir bloga. Gera žinia yra, kad dirbam su žmonėm, bloga žinia yra, kad dirbam su žmonėm. Čia tikrai, gink Dieve, neįžeidžiant kažką, bet esmė ta, kad dirbam su žmonėm ir žmonių sutinkam įvairių, replikų išgirstam įvairių. Ir kaip bebūtų ta skūra, stora, vis tiek tai veikia, ar ne, kartais vis tiek būna, sakykime, ar ne, ir tų pačių dienų nubudus ryte jų būna skirtingos nuotaikos, skirtingi dar kažkokie dalykai, nes esam žmonės. Ir tai iš tiesų taip, vienas momentas yra tai, kad tikrai man padeda meditacija ir tikrai praktikuoju teta healingą. Tai vienas iš mano resursų. Labai džiaugiuosi, kad mano darbas yra toks, kada aš galiu planuoti savo laiką. Tiesiog tikrai mano prigimtis yra laisvė. Ir man labai patinka būti savo laiko šeimininku. Ir tikrai aš galiu dirbti, daug dirbti, bet jeigu matau, kad jau man viskas reikia atsigauti, aš tiesiog galiu suplanuoti savo laiką ir kažkur pabėgti, atsigauti. Tai būtent, sakykime, man labai patinka moterų ratai. Daug metų tikrai jau turim irgi, tikrai dabar būtent netgi savaitgalį Airijoje buvo atvykusi Ramunė Andrijauskė. Tada dar jinai buvo Ramunė Jeliniauskaitė ir jinai mano tas vedlys, mokytojas, kai atėjo mano gyvenimą prieš 10 metų, jinai taip didžiausią tą impulsą davė pokyčiam ir, sakykime, tie moterų ratai, gal net sakyčiau, labai didelis resursas yra susitikti, pakalbėti, išsikalbėti, išsiverkti, jeigu reikia atrasti vėl tą resursą. Ir dar vienas man yra resursas kelionės, iš vis naujos patirtys, įspūdžiai, žiūrint, kada ko reikia. Netgi adrenalino man, sakykime, vėlgi šuoliai, aukštis, kalnai, ar ten šokti nuo tilto, ar dar kažkas, ne šiaip nuo tilto, aišku. Ar ne ta stadija? Bet esmė ta, kad žiūrint, ko man reikia tuo metu, tai va tokių dozių, žinai, jauti, ko reikia ir tada ten nueini, pasikrauni ir vėl grįžti ir vėl viskas gerai. Nes turiu ir perdegimo savo gyvenime patirtį. Turiu ir tikrai nenorėčiau ją niekada grįžti, nes vis tiek turi būti balansas visame kame gyvenime. Ir žinai, kai kartais, sakykime, žmonės dirba tinkliniai rinkodaroj ir tikrai nėra sekmadienių, nėra paros ribų. Aš kartais jaučiu irgi, kad jau nučiuožiu ir vis tik tai gal kartais kolegos ir supyksta, kai bandau apibrėžti ribas. Turi būti ribos. Kaip žmonės eina į darbą, dirba 8 valandas ar ne, taip ir tinklinėje rinkodaroje vis tiek turi būti laikas savo. Bet kokiu atveju, tai negali būti visa para, nes paskui įvyksta perdegimai. Ir čia net ir savo komandoje tikrai visada, bent jau kiek galiu, pasidalinu su žmonėm, kad viskam turi būti laiko, ir šeimai, ir savo gyvenimui, savo pomėgiam, nes jeigu žmogus perdega, tada jisai atsijungia ir nebenori iš viso daug metų, kol atsistato vėl, sakykime, noras sugrįžti į kažkokią tai veiklą. Viskam yra ribos, tai gal čia tas kartais, žinai, pajautus, pabėg ar į mišką. Be kita ko, labai gerą žinutę gavau vėl, būdama Glastenburė miestelėje. Paskutiniu metu, kai grįžau, daugiau Lietuvoje būnu ir būtent tas skaitmeninės reklamos projektas paleidinėja, ruošiamės ar ne, tikrai kartais jaučiu, kad jau einu į kraštutinumus ir
netiek daug išeinu į gamtą. Ir žinai, nuvažiavęs tik į miestelį, ir tai pasakė, stebėkit ženklus, pats pirmas užrašas ant namų, plytos, kur gal eitum ir praeitum, net dėmesio neatkreiptum. Namai yra ten, kur auga medžiai. Galvau, žinia, galvau, dažniau išeiti į gamtą. Nes sėdžiu taip, ne, dažniausiai susitikimai gyvi arba online. Tai va tie resursai mes dažnai užmirštam daugą. Ir reikia prie tų, ne, kartais įspyrimo kažkokio į kulniuką, bet labai smagu, kai jau atpažįsti viduj, stop ir pasikrauk, kad nebūtų perdegimų. Jo, nu šitų dalykų mes niekam nelinkim, mes linkim kaip tik suvokti iš tikrųjų, ko patys norim visų pirma, pasirinkti, nes kol mes blaškomės tarp daugybės variantų ir galimybių, nieko neatsirinkdami mes vėl be galo daug energijos resursų išnaudojam. Va čia galiu iš patirties pasakyti irgi, atsirinkti labai svarbu, apsispręsti ir galiausiai daryti tą kryptim, kurie jau nusprendė keliauti, nustojant, kaip sakau, blaškytis. Ir va, dar žiūriu čia, Jolanta komentarą parašius mums, sako, kaip bebūtų keista, bet ne, pasako ir kai sužino, jog registracija nieko nekainuoja. Nu taip. Tai bet kuriuo atveju tai yra žmonių pasirinkimai, ar ne? Tai yra žmonių pasirinkimai, jų pačių norai, jų pačių galimybės, visi kiti dalykai, aišku, su tuo susiję, bet svarbu žiūrėti savęs, svarbu žiūrėti, ko mes viduje iš tiesų esame prisipildę ir ko mums dar kaip ir trūksta, ar ne? Taip pat ir jeigu trūksta, visada yra galimybės, kaip Gintautai irgi sako, ar tai į lauką, į mišką išeiti kažkur, tai ar ne, ar kažkokią tai meditaciją galbūt padaryti, ar dar kažkokiais tai būdais atsistatyti. Ir kadangi mes šitokios abi pasipuoštos perliukais, galvoju, gal tą progą galim porą žodžių ir dar apie vieną galimybę atsistatyti, pasakyti, ar ne, tai būtent mes ne šiaip savo su perliukais, mes abi iš klubo Perlas, Start for Networking klubo, kuriame ir susipažinome. Ir aš po to, kaip tik Gintautą ir pakviečiau į savo, tuo metu vasarą, kaip tik tai dariau projektą Gausos sąmonė, kuriame Gintautą davė nuostabų interviu apie savo patirtis, kaip jį išėjo iš trūkumo į gausą, ir aš dar pasidalinsiu su žmonėm, kuriems įdomu šitie dalykai. Ir Perle, sakykime, tu tam klube imkim, ar ne, apskritai, tu randi ten kažkokios, tai sakykime, atgaivos ar kažko tai savo, kas tave sustiprintų, ar čia ne apie tai? Oi, Žaneta, dabar tai dar kalbėsim, ne? Tiek. Tai dabar tik tais pabaigai pasiūlyti kaip galimybę, galbūt irgi kaip vieną iš tokių, ar ne, nes iš tiesų, tai bent jau man asmeniškai, tai jeigu ne klubas, aš ir tavęs nebūčiau pažinojus. Taip, ir aš žinai, kodėl sakau, tai dar kalbėsim, nes dabar šita tema, man toks atradimas tikrai, aš tokia laiminga tave sutikusi. Aš galiu pasakyti drąsiai ir į eterį, ir jau tau esu sakus, ir savo komandoje esu sakius, kažkaip tai sutikimas tavęs mane tiesiog pervedė į kitą kažkokį tai kokybės lygmenį gyvenimo, nes tikrai tavo tas, žinai, visas tai, ką tu žmonėm duodi, suvokimą, ar ne, apie perkūrimą savęs, apie tai tiek pamąstymų, atrodo, tiek eini ir ne, ir tuo dvasingumo keliu, jeigu žiūrint aplamai, ir ne, irgi ta patirtis apie 19 metų, sakykime, yra, bet tiek daug naujo iš tavęs išgirdau, sutikimas tavęs, tai aš dėkoju Start for Networkingui, kad tave sutikau. Iš vis, jeigu kalbant apie Perlas, grupę moterų, nu tikrai ten tokios nuostabios perlės ir iš įvairių pasaulio šalių moterys. Ir čia dar vienas tikrai yra, jo, aš matai kažkaip kalbėjau apie resursus gamtinius, o čia vat vėlgi tai yra moterų, kaip sakiau, moterų ratai, tai čia verslių moterų klubas, kur yra moterys energingos, su idėjom, pozityvios. Čia yra tas ne konkurencija kažkokia, priešingai, pagalba viena kitai versluose. Nu, man tai toks šaltinis, žinai, ir aš, kaip daugelis sako,
žiūrim į tave dabar Lietuvoje, ką tu veiki ir nesuprantam, kas čia vyksta, nes tiek visko daug, tikrai tiek visko daug ir tai toks šaltinis. Nu, tikrai, aš galvoju, Dieve, kaip faina, kad aš esu tam aplamai Start for Networking'e ir dar Perlas grupiai, tai iš vis nuostabu. Čia jau šaltiniai dabar palietė tą tokį, žinai, mygtuką, kur fontanas. Tai ir tos moterų ratus man kažkaip iškart galvoju, tai mūsų pats nuostabiausias ratelis moterų ir yra. Ko ten dar ieškoti, nes visko turim tiek nuo verslo, tiek verslinių tų jau, sakykim, stiprių motyvacinių visokių pardaviminių ir taip toliau dalykų, komunikacijos ar dar ko tik nori tenai. Ir plus netgi tų visų dvasinių, ką mes galim pavadinti, ar ne, tų sąmoningumo, sakykime, visokių irgi ir mokymų, ir užsiėmimų. Nu, žodžiu, viskas po vienu stogu, lygiai taip pat kaip My World, tai man čia tokia, žinai, sąsaja didžiulė. Gerai, brangioji, žinau, kad laikas pinigai, ne veltui tavo grupė taip vadinasi. Ir dėkoju labai už tą galimybę pasišnekėti, taip visiškai čia kažkaip apie viską ir iš dūšios, taip sakant, tai vat man labai smagu su tavim apie tai kalbėti, nes žinau, kad tikrai gausiu iš dūšios visus dalykus. Tik linkiu ir My World sėkmės, ir Perlai mūsų sėkmės, visam Start Networking ir aišku, mielai kviečiu visus, kuriems nors kažkiek rezonuoja tai, ką mes kalbame ir iš tiesų norite ne prisiklausę kitų istorijų, patys suvokti, per savo patirtis patirti, kad tai tikrai ne kažkas, nuo ko reikia bėgti, o aš tai matau kaip galimybę didžiulę, ypatingai, kaip sakai, Lietuvai, ar ne, kur beje, kiek yra Lietuvoje, kad ten su Airija, žinau, kad skaičiukus kažkokius buvai sakius, kiek Lietuvoje yra tų visų įmonių ir taip toliau ir su Airija, tai aš galvoju, čia gal aš kažko tai netaip supratau. Pasakysiu tik Lietuvoje gal. Nu, Lietuvoje. Jo, Lietuvoje tai nuostabu. Lietuvoje greitai bus apie 600 įmonių fizinių pardavėjų, pas kuriuos perkant žmonės gali susigrąžinti savo dalį pinigų atgal, plus internetiniai prekybininkai. Tai praktiškai didžiulis meniu. Lietuvoje gyvenantis žmogus gali tikrai pirkti bet ką. Maistas, degalai, kelionės, rūbai, paslaugos, odontologinės, sakykime, ar ne, sakykime, netgi tas pats mineral spa, draugystė, poilsis, ar ne, ir vaistai, forum cinema, kino teatrai, žodžiu, viskas, statybinės medžiagos, senukai, viskas yra. Nu gerai, pasakysiu, yra Airijoje. Pas mus yra apie 30 prekybininkų. Gal nulį nors kažkokį pamiršai pridėti, ar kaip? Jo, aišku, aš prisimu atsakomybę ir savo šituo atžvilgiu, bet kadangi vis tiek kaip bebūtų, aš lietuvė, mano artimiausi žmonės Lietuvoje, mano ir ta pati, sakykime, komanda, ar ne, marketerių, konsultantų yra Lietuvoje 80%, tai šiandien dienai norisi atiduoti, kaip sakau, dar Lietuvai save, padėti pasiekti tą, kad kuo greičiau į Lietuvą startuotų Lietuvoje mūsų Etmedia skaitmeninės reklamos projektas, kurio pagalba žmonės užsidirbs tikrai solidžias sumas pinigų savo. Žmonės vien tik tai, sakykime, iš reklamos, tie, kurie darys plėtrą dar kitą, įmonėm bus nauda. Myliu Lietuvą, tai yra mano šalis. O jau tada, kitais metais, grįšiu į Airiją ir manau, kitų metų gale, kai kalbėsim, ne, čia šiandien lapkričio 7, tai kitais metais lapkričio 7 galėsiu pasididžiuoti tuo ir pasakyti tau, kad Airijoje taip pat yra apie 600. Nuostabu, aš nuo savęs dar kaip tik noriu tau, bet vien dėl tų skaičiukų padėkoti, kad tu gyvendama kažkur ir galbūt galėtum savo resursus skirti ten ar ne, tu vis dėlto visą save atiduodi mums čia Lietuvoje, tai man čia iš vis dar vienas didžiulis ačiū tau būtent dėl šitų skaičiukų, kuriais mes galim džiaugti šiai dienai ir tiesiog naudotis. Jau vėliena visa, kaip sakoma, praplėšta, belieka naudotis. Taigi, Gintaute, didžiulis ačiū, didžiulis džiaugsmas būti šalia tavęs ir kartu keliauti. Ačiū tau. Ačiū tau. Tikiu, kad dar susitiksim.
Ačiū visiems, kurie buvot su mumis šį laiką ir tikimės, kad tikrai iš to mūsų pateikto meniu atrasite savo kažką tai naudingo. Jeigu yra klausimai, neaiškumai, tikrai mes su Žaneta atviros. Klauskit ir bus atsakyta. Taip, ir dar pasidalinsim nuorodom visom. Taip. Gerai, mėlyjeji. Ačiū visiems, iki kitų kartų ir Gintautas, tavim tikrai dar susitiksim ne kartą. Ačiū tau. Ačiū. Laimingai.